Vienoje gražiausių Vilniaus vietų, šalia didžiųjų universitetų, sparčiai auga pirmasis Lietuvoje mokslo ir technologijų parkas – Saulėtekio slėnis. Tai vieta, kur mokslas susitinka su verslu, steigiamos aukštųjų technologijų įmonės, kuriami inovatyvūs produktai. Pati Saulėtekio slėnio idėja gimė maždaug 2000 metais Žinių ekonomikos forume, kuris vienijo žinomiausių šalies verslininkus, mokslininkus, politikus. Andrius Bagdonas, Saulėtekio slėnio direktorius. Pats projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2003 metais ir tam tikrą prasme tapo prototipu šiandien Lietuvoje kuriamiem 5 mokslo studijų ir verslo centram, populiariai vadinamiem slėniais. Lietuvoje šiuo metu kuriami 5 integruotų mokslo studijų ir verslo slėniai, arba kitaip mokslo slėniai. Savo mastais ir lėšomis tai didžiausias Lietuvoje mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektas. O vienas pagrindinių jo tikslų – aktyvus mokslininkų ir Lietuvos bei užsienio verslo įmonių bendradarbiavimas, siekiant kurti ir plėtoti naujausias technologijas bei produktus. Saulėtekio slėnio projektas yra bene geriausias pavyzdys, kaip galima išnaudoti studijų ir mokslo koncentraciją. Saulėtekio akademinis miestelis yra vienas iš didžiausių Lietuvoje. Čia dirba, gyvena 20 000 mokslininkų, studentų, tyrėjų. Vėlgi yra puikia gamta, nuostabus rajonas, didelis plėtros potencialas. Ir tos aplinkos privalumais pasinaudojo jau ne viena įmonė, dirbanti su Saulėtekio slėnio ekspertais. Laurynas Braškus, inovacijų vadybininkas konsultantas, konsultuoja įmonės mokslinių inovacijų paieškose, atlieka inovacijų auditą ir kūrybiškumo mokymus verslo įmonėms. Brigita Eimontaitė, finansininkė, teikia konsultacijas įmonių finansų valdymo klausimais. Austė Kiškienė, technologijų perdavimo vadybininkė, teikia konsultacijas mokslo ir verslo bendradarbiavimo, technologijų perdavimo ir inovacijų valdymo klausimais, atlieka partnerių moksliniams tyrimams bei technologiniams projektams paiešką. Ignas Kamantauskas, verslo analitikas, konsultuoja ruošiant verslo planą, investicinius pasiūlymus, užsiima potencialių investuotojų paieška, atlieka verslo finansų analizę. Gailė Sakalaitė, teisininkė, teikia konsultacijas intelektinės nuosavybės ir kitais teisės klausimais. Taigi Saulėtekio slėnyje sutiksite daug įvairių sričių profesionalų, pasiruošusi padėti įgyvendinti jūsų verslo idėjas.